Kuo skiriasi vaiko įpročiai, tokie kaip graužti nagus, čiulpti pirštą, nuo tikų, kurie gali pasireikšti visame kūne? Įpročiai yra lengviau kontroliuojami. Ir nors vaikas gali sakyti, kad jis nejaučia, kada pradeda graužti nagus, tačiau jeigu jis sutelks dėmesį ties tuo veiksmu, jis gali jį sustabdyti. Tuo tarpu tikai yra sunkiai kontroliuojami. Tad pažiūrėkime, kaip mes galime įveikti įpročius. Pirma turi būti motyvuotas pats vaikas. Ir dažnai jis nėra motyvuotas, nes šis įprotis yra jam malonus ir teikiantis nusiraminimą. Ir didesnė motyvacija būna iš tėvų nei iš vaikų. Antra, mes turime surasti priežastis, kodėl vaikas pajusti šiuos malonius jausmus išsirinko tokį būdą, tokį veiksmą. Ir trečia, keisti šį veiksmą į kitą, bet taip pat nešantį jam malonų ir gerą jausmą. Aš, Milda Račiūnaitė, hipnopraktikė, kviečiu į nemokamą konsultaciją, nes hipnoterapija yra puikus įrankis dirbti su įpročiais ir juos keisti. Kitas video apie tikus, apie galimybę juos sušvelninti